vakaras. Su jumis laida Kultūros aidai. Šiandien nukeliausime į Santaiką, tradicinių renginių palydėjusią rudenį. Pasisemsime šviesos, šilumos ir meilės, dainos bei muzikos festivalyje. Užsuksime į Ingridos ir Arūno Vaitkų parodą, bei pabuvosime Rusų kultūros dienoms Alytuje skirtame renginyje. Arūnas ir Ingrida Vaitkai visą gruodžio mėnesį kviečia užsukti į Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veikiančią jų kūrybos darbų parodą ir pasisemti šviesios nuotaikos. Penktadienį Alytaus kultūros ir komunikacijos centre atidaryta Arūno Vaitkaus ir Ingridos Vaitkienės kūrybos darbų paroda Mudu du. Menininkų darbai nustebino savo gausa ir stilių įvairovę. Tai darbai skirti tamsioms namo kertelėms. Parodos atidarymo metu sakė Ingrida Vaitkienė. Jeigu apskritai paėmus, tai dabar pasižiūrėt, tai viskas labai nyku, apokaliptinės nuotaikos. Krizės, žodžiu, sunkmečiai, gripai, dar kažkas. Ir staiga ateini ir pamatai, kad linksma. Gausus būrys sveikintojų tąkart negailėjo nei gėlių, nei gražių žodžių, nei skambių dainų. Plaukdamas, verk mergelą laivelį nusėsdama, aš nežvengsiu, varmaras plaukdamas, aš neverksiu laivelį nusėsdama. Prie šiltų ir šviesių Arūno ir Ingridos Vaitkų kūrybos darbų parodos atidarymo puikiai dėrėjo gitaros virtuozo Manto Baltrušaičio gitaros muzika. Vakarėja, sutemos, prieblanda, visur niūru, žmonės sirguliuoja, depresijoje, bet šiandien Alytaus komunikacijos kultūros centre norėjusi padaryti šventę artėjančių Kalėdų, naujųjų metų proga ir galbūt šventę žmonėms, kurie linkę depresuoti ir nematantis galbūt tos kibirkštėlės šviesos kasdieniam gyvenime. Visur, iš visur tik tais kažkas negerai, o mes su Ingrida nusprendėm, kad šiandien te būna šviesa ir mūsų darbai parodoje Mudu du tą byloja. Šie darbai yra neatsitiktiniai. Kai kurie gimė šiais metais 2 plenerų metu Pupasodžio kabutėse Gaidelių kaime. Kiti gimė vasaros pabaigoje Nidos plenere, kur Alytaus dailininkai nuostabiai Dailės akademijos įdomiose ekspozicinėse erdvėse galėjome kurti ir eksponuoti savo darbus. Kiti darbai, kuriuos šiandien atėję galėjote pamatyti, tai yra Ingridos ir tie darbai yra, kaip jinai sako, pradžiuginti tamsų namų kampą. Tai ir dekoracijos, kurios gali šviesti, gali tarnauti kaip šviestuvai ir šiaip kaip objektas, turintis nuotaiką erdvėje, spalvoje ir formoje.
Arūno Vaitkaus gyvenimo ir parodos partnerė Ingrida Vaitkienė tikisi, kad parodos lankytojai jos darbuose įžvelgs įvairialypę asmenybę, ne tik mamą, mokytoją, bet ir kūrėją. Paroda suorganizuota Alytaus miesto savivaldybės ir komunikacijų centro. Iniciatorius tai pagrindinis galbūt mano gyvenimo draugas, partneris, kūrybinis partneris, mano vyras Arūnas Vaitkus. Aš tam kažin ar dėjau ypatingas iniciatyvas. Aš stengiuosi dalyvauti tik tame, kame vyko virsmas. Kame vyko virsmas ir norėjau, kad tą, ką aš darau ne darbe, o darau po visko. Kad žmogus matytų, žiūrovas matytų manyje įvairialypę asmenybę. Ne tik mamą, mokytoją, bet ir kūrėją. Arūnas ir Ingrida Vaitkai visą gruodžio mėnesį kviečia užsukti į Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veikiančią jų kūrybos darbų parodą ir pasisemti šviesios nuotaikos. Aš nežvengsiu čisto brakelio, aš neverksiu rūtų vainikėlio. Advento išvakarėse į kultūros namus susirinkę santaikiškiai ir jų bičiuliai iš Simno, Kumečių, Vankiškių, Miroslavo, Radžiūnų smagiai paminėjo kultūros įstaigos veiklos 20-metį. Praėjusį savaitgalį Santaikos kultūros namuose vyko tradicinė rudens šventė. Nors šventė ir tradicinė, tačiau tąkart ji buvo neeilinė. Lygiai prieš 20 metų, 1989-aisiais, duris atvėrė Santaikos kultūros namai. Visus tos 20 metų čia skamba muzika, aidi dainos, trypia šokėjų poros, savo jausmus reiškia teatro artistai. Pasak vietinių gyventojų, čia vyksta patys gražiausi ir patys nuoširdžiausi renginiai visame pasaulyje. Čia uždegta širdies ugnelė po gabalėlį dalinama tūkstančiams. Gausų žiūrovų būrys penktadienio vakarą drauge su Santaikos kultūros puoselėtojais pagyveno prisiminimais ir pasidžiaugė šių žmonių nuveiktais darbais. Tais 1989 metais čia buvo šioje scenoje iškelta tautinė vėliava ir buvo kultūros namų labai gražiai atidarymo šventė, koncertavo ir Monika. Po to pasipylė daug gražių koncertų, pasipylė mūsų visos tradicinės šventės, gražios joninės ir visa kita. Ir mes augom, tobulėjom ir aš tik tai džiaugiuosi, kad mes ir šiandien, ir prieš 20 metų turime tokį gausų žiūrovų skaičių, kurie ateina, kurie mūsų klauso ir ne tik žiūrovų, aišku, mūsų daug yra kolektyvų. Vienas pirmųjų Santaikos kultūros namų kolektyvų – folklorinis moterų ansamblis. Jau tapo tradicija metinių renginių metu pasveikinti savo jubiliejus švenčiančius kolektyvo narius. Auksinėmis raidėmis Santaikos kultūrinio gyvenimo istorijoje išrašytos pavardės pratęsė ir taip netrumpą kultūrinio gyvenimo tradicijų puoselėtojų sąrašą. Tądien pasveikintos folklorinio ansamblio dainininkės Marytė Krutulienė, Onutė Petraškienė, tautodailininkė Genutė Šveiterienė, aktorius Petras Grebliauskas, kapelos dainininkė Onutė Klimavičienė. Jau
Jau 20 mečius čia dirbantis Rasa Navakauskienė ir Juozas Kavaliauskas dėkojo žmonėms, su kurių pagalba čia buvo pasiektas aukštas renginių meninis lygis, kuriems padedant jie buvo gera, stipri, nenugalima komanda. Tai neapkartojimas Vaidas Pračkaila, choreografė Alma Kigolienė. Tarp gausių vakaro svečių buvo ir Lietuvos Respublikos narys Antanas Nedzinskas. Kultūros namų sieloms Rasai ir Juozui įteikė didžiulę gėlę, o visiems susirinkusiems keletą nuotaikingų dainų. Santaikoje kultūrinis gyvenimas virte verda nuo neatmenamų laikų. Santaikos parapijos šokių kolektyvas dar 1957 metais dalyvavo dainų šventėje. 1996 metais Santaikos kultūros namuose susikūręs kaimo teatras skina laurus respublikiniuose ir apskrities teatrų festivaliuose. Šokių kolektyvas Narpulis, kurį subūrė vadovė Zita Belickienė, kaimo pažiba. Jau 5 metus garsina šį Dzūkijos kraštą. Kaimo kapelą pakeitęs Juozo Kavaliausko suburtas vokalinis ansamblis Gija, atliekantis nepakartojimus romansus, populiarus ne tik savam krašte. Santaikos kultūros namuose ta proga surengta fotonuotraukų paroda Rudenėjantis mano kaimas, kurios autorės Rasa Navakauskienė ir Birutė Zabitienė. Šiuo renginiu norėjau parodyti, ką mes nuveikėme per visus tuos 20 metų dirbdami, nes aš dirbu dar daugiau negu 20 metų, dar senuose kultūros namuose dirbu. Ir su meno vadovu Juozu, ką mes padarėm per tuos 20 metų, kokius mes kolektyvus subūrėm, kiek mes renginių turėjom ir tiesiog to istorijoje pasinaršėm darydami šitą renginį. Santaikos kultūros namuose renginiai vyksta ištisus metus. Vyksta renginių pas mus daug. Mes turim tokius tradicinius renginius. Sakykime, per metus galiu paminėti tokius. Kaip pradedant nuo užgavėnių renginio, kur vyksta toks mūsų tradicinis užgavėnių vakarėlis, kaip gyveni kaimynė. Mes kviečiamės iš aplinkinių žodžiu, kultūros namų kaimynus, darom tokias komandas ir padarom labai nuotaikingą gražų renginį, kaip gyveni kaimynė. Toliau, visada toks kaip tradicinis vyksta velykinis koncertas. Tai čia irgi kviečiamės ir draugus, ir savo kažką sugalvojom naujo tą velykinę progą. Toliau, pas mus vyksta labai gražus vaikų ir jaunimo tradicinis, jau 8 metai eilės toks festivalis dainos ir šokio sūkurių. Čia būna šiuolaikinio šokio ir dainos. Tai labai būna gražus renginys, suvažiuoja jau ne tik iš Alytaus rajono, bet jau iš kitų rajonų, tie vaikai ir jaunimas. Toliau joninės. Pas mus joninės būna labai didelis gražus renginys irgi. Na ir paskui vasaros palydas darom, o rudenį jau tradicinė tokia rudenšventė. Ir jinai būna visada tokia kaip rudenšventė. Bet šįmet kaip tas 20 metų jubiliejus, tai mes susigalvojom per tą rudenšventę paminėti būtent tą jubiliejų. Santaikos kultūros namų direktorė Rasa Navakauskienė ir jos brolis meno vadovas Juozas Kavaliauskas. Būtent apie šios žmonės ir sukasi Santaikos kultūros namų gyvenimas. Nuo ko mes čia pradėjome atėję? Tai buvo prieš 20 metų Rasa, kai atėjo dirbti. Ir tada mane pasikvietė jinai, nes aš kažkaip tai dievulis davė, kad aš groju. Mokiausi šiek tiek.
o dabar mokausi kiekvieną dieną. Ir prasidėjo kalėdiniai koncertai, mes dviese iš pradžių darėm, tik dviese darėm. Kažkokios lemputės žibėjo mažytės, bet žmonės kažkaip pradėjo rinktis. Ir būdavo kalėdos, kiti ten bendradarbiai sako, taigi čia yra kalėdos, čia yra šeimos šventė, bet mes čia būdavom ir aš manau, kad tai buvo tikslus toks, tas taškas padėtas ir kaip čia pasakyti, ne taškas, gal toks smūgis buvo į tai įdėtas, kad gal prisipratinom tų žmonės atvažiuoti ir po to prasidėjo Joninės, prisimenu labai gerai, sugalvojau sukviesti vestuvėse, kas groja muzikantus. Vos prieš pusmetį susikūrusi Santaikos bendruomenė vadovaujama Donato Mickaus daug prisidėjo prie šios jubiliejinės šventės renginio. Kažkodėl pas mus Santaikoje nebuvo bendruomenės. Aš kiek žinojau, kad pas mus kaime, nes pats gyvenau Santaikos kaime, žinojau, kokie pas mus žmonės yra geri. Ir ilgai jos bendruomenės nebuvo, o kituose kaimuose bendruomenės egzistuoja jau po 5 metus, po 6. Tad nutariau aš, pasitaręs su keliais kaimo žmonėm, įkurti bendruomenę ir esu dėkingas tiems žmonėms, kurie man padėjo tikrai įkurti bendruomenę. Esu gimęs ir užaugęs šitam kaime. 10 metų dabar gyvenu Alytuj, šaknys traukia. Visgi praleista 20 vaikystės metų. Grįžęs iš kariuomenės vedžiau, įsikrausčiau gyventi į Alytų. Bet niekada nežinai, kada grįžti teks vėl atgal. Traukia, nostalgija, taip. Tokios mintys irgi kyla kažką padaryti gero, visgi tiem patiems tėvams gal reikia padėti grįžti, pradėti gal netgi pradėti ūkininkauti, tokia mintis yra, duos Dievas sveikatos, gal ir grįšim. Pasak Donato Mickaus, kaimo bendruomenės siekis išlaikyti jaunimą, neleisti apsnūsti jo gyventojams. Artimiausiuose planuose įrengti aikštyną, sutvarkyti parapijos namus ir dar daug kitų darbų, padėsiančių išsaugoti šiltą ir jaukią Santaikoje tvyrančią atmosferą. Tautinių mažumų kultūros centro spektaklis Nikolajaus Gogolio kūrybai atminti bendram renginiui subūrė ne vieną miesto kolektyvą. Savo aktorinius sugebėjimus panorusius išreikšti žymaus rusų tautos rašytojo kūriniais. Rusų kultūros dienomis Alytuje Tautinių mažumų kultūros centras miesto teatre pristatė neeilinį renginį – spektaklį skirtą žymaus ukrainiečių kilmės rusų rašytojo Nikolajaus Gogolio 200-osioms gimimo metinėms. Jis yra išskirtinis tuo, kad jisai pirmą kartą mes statom šitą spektaklį muzikinį kartu su kitais kolektyvais. Būtent kiekvieną rudenį pas mus yra, kaip yra vakarai romansų, taip bus ir vakarai teatralizuoti, tiesiog pagal tas datas, žymės datas rašytojų ir kitokių žymių žmonių. Tądien žiūrovai išvydo spektaklį N miesto gyventojai, sukurta pagal Nikolajaus Gogolio kūrinius Nevos prospektas, vedybos, revizorius, mirusios sielos, apsiaustas. Buvo demonstruojama ištrauka iš filmo Paukštis Gogolis. Gogolio kūryba, jinai aktuali ir šiom dienom. Tas viskas, kaip išreiškia Gogolis, nesikeičia. Jie taip iš kartos į kartą eina tos visos problemos, kurios buvo ir tais laikais. Kokie jūsų partijai? Paragiau rinktis. Vienas nepatiks, kitas patiks. O kas jie? Bajorai? Visi kaip atrinkti. Tokie jau bajorai, kad šitokių nėra nei buvę.
Tai kokie, kokie? Ogi visi tokie šaunūs, malonūs. Renginio organizatoriai Tautinių mažumų kultūros centras į spektaklio kūrimą įtraukė eilę kolektyvų, metai iš metų vieni kitiems drauge padedančių rengti įvairius bendrus projektus. Spektaklyje dalyvavo Adolfo Romanausko vidurinės mokyklos mokiniai su vadove Rima Gecevičienė, Jotvingių gimnazijos gimnazistai su vadove Eglė Kadziauskienė, Panemunės vidurinės mokyklos mokiniai su režisieriumi Robertu Šarknicku ir Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos mokiniai su vadove Vaida Abromaitytė. Kai vesite, tai kasdien kirsite ir dėkosite man? Juk tu meluoji, Fioklai Ivanov. Per sena aš, mano brangusis, meluoti tam. Šuvatė, jeigu meluoja. Na, o Kraitis, papasakok, aš žinau. O Kraitis, mūrinis namas Maskvos pusėje, 2 aukštų. Kiekvienas ieško to, ko jam reikia. Ir atėję į renginį, jie gal ras to, ko jie norėjo išgirsti, pamatyti. Bet ir dar bendravimas. Aktyves Alytaus Tautinių mažumų kultūros centro direktorės Irinos Stasiukinienės iniciatyvas palaiko Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Alytaus miesto savivaldybė, uždarosios akcinės bendrovės Jungos stalių gaminiai direktorius Gediminas Jegelevičius ir Alytaus miesto teatras. Kitais metais rusų kultūros gerbėjus Tautinių mažumų kultūros centras ketina pradžiuginti renginiu skirtų vienam žymiausių rusų rašytojui, prozininkui Antanui Čechovui. Praėjusios savaitės ketvirtadienio popietę į parodos uždarimą ir dainos bei muzikos festivalį Dzūkijos ruduo 2009 suskubo Alytaus apskrities neįgaliųjų vaikų ir jaunimo kolektyvai. Beveik visą paskutinį rudens mėnesį viešosios įstaigos Mūsų atgaiva patalpose puikavosi apskrities neįgaliųjų vaikų ir jaunimo kūrybinių darbelių paroda Mano dovana, į kurią kiekvienas jos dalyvis įdėjo bent dalelę savo širdies šilumos ir meilės. Praėjusios savaitės ketvirtadienio popietę į parodos uždarimą ir dainos bei muzikos festivalį Dzūkijos ruduo 2009 suskubo tie, kurie žino, kad jie čia yra visuomet laukiami ir džiaugiasi būdami šiame gražiame likimo draugų ir bendraminčių rate. Tarp gausaus būrio svečių į renginį atvyko Alytaus apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Klimavičienė, Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Milkevičienė, Vilniaus prekybos ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Romaldas Ambruževičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinio paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Kalvaitienė ir kiti. Mums visiems tikrai labai malonu, kad šis tradicinis festivalis tęsiasi ir jis yra, kaip sakė, vedančioji yra simbolinis, užbaigia rudenį su savais darbo įvertinimais ir pradėsime prieš kalėdinę šventinę nuotaiką palaikyti, tai tas festivalis irgi yra įnešantis gerą nuotaiką kalėdiniam laikotarpiui. Tikrai labai malonu matyti ir jau 3 metus, kiek aš dirbu šitose pareigose, šitam festivalį dalyvaujam ir kuo toliau, tuo daugiau dalyvių įsijungia. Bet aš labai noriu padėkoti, jeigu nebūtų mūsų šito festivalio organizatorės, Sielos, Sabinos, tai tas festivalis nežinia, kaip toliau tęstusi. Taigi, Sabina, ačiū Jums už Jūsų energiją, už Jūsų gerus norus ir mes simbolinės baltas rožės norim. Aš kalbėsiu nuo Rotary klubo, esu post-prezidentas, buvęs prezidentas, nes mes keičiamės kiekvienais metais. Tačiau vienas iš
mūsų labdaros vakaro organizatorių, vienas iš pagrindinių organizatorių, kadangi su kultūra susiję. Ir aš visus kviečiu su savo darbeliais gruodžio 5 dieną į mūsų labdaros šventę. Ir kiek ten pinigėlių mes surinksim, tuos pinigėlius mes ir paskirsim ten, kur būtent jums, kur reikia, kokia suma bus, aš negaliu pasakyti, bet vis vien bus kažkokia suma. Taigi visus kviečiam ir ačiū už tą renginį, man smagu ir Sabiną sveikinu, nesenti, nepasiduoti, visą laiką bėgti, taip kaip ir bėgai ir kitais metais ir dar kitaip. Specialiosios kūrybos draugijos Guboja Alytaus skyriaus kolektyvą padėką už sėkmingai organizuojamą tradicinę Alytaus apskrities neįgaliųjų vaikų ir jaunimo kūrybinių darbelių parodą Mano dovana. Dar tuo pačiu, kadangi artėja Kalėdos, čia, kad jūsų būt pas jūs dar gražiau ir dar šilčiau. Ačiū. O šitą gražią dėžutę aš įteikiu, kaip ir nuo Gubojos ir nuo apskrities, nes čia skirta pagal rastą Guboj, bet man tai čia jos nereikia. Aš įteikiu mūsų atgaivai, direktorė įteikiu. Tai aš labai noriu visiems padėkoti už mėnesį šventės, nes kiekvieną rytą atėjus į darbelį mes matėm jūsų nuostabus, puikius darbus ir tikrai patikėkit, ne vienas lankytojas buvo ir tikrai visi žavėjosi tuo, ką jūs sugebėjot sukurti ir padaryti. Taigi ačiū už mėnesį šviesių dienų, gražių darbų. Nors visoje šalyje siautėjantis gripas ir sutrukdė atvykti visiems muzikos festivalio Dzūkijos ruduo 2009 dalyviams, bet nepaisant to, renginys puikiai pavyko. Svečiai iš Simno specialiosios mokyklos, Marijampolės socialinės pagalbos centro, Prienų specialiosios mokyklos ir Kapčiamiesčio socialinės pagalbos centro židinys atvežė nuotaikingas programas. Atverk duris, paršiuk, įsileisk mane į namus. Paršiukas atsakė, nekviečiau tavęs į namus, neįleisiu į svečius. Namas geras, iš kaminėlio garas, pro langelį saulė, kelias skaitau. Kažkur tai kažkas, aš tu vienas kažkas, niekas jau nesuras, nesupras, visko tu nevieni, niekas supras, nieko netrūks. Tai yra tradicinis, jau galbūt 9 ar net 10 festivalis. Kasmet jame didėja dalyvių skaičius, norinčių dalyvauti skaičius ir žinoma pačių atlikėjų, būtent solistų, duetų skaičius. Šiemet siaučiant tai gripo epidemijai, svečių turime mažiau, bet renginį mes nenukėlėme, todėl kad gruodžio mėnesį laukia vėl įdomus ir kūrybingi renginiai. Gražu, kad šiemet dalyvauja mūsų nuolatiniai draugai, kurie nebijo gripo, nebijo peršalti. Tai Kapčiamiesčio socialinės pagalbos centras židinys, nuolatiniai draugai, kuriuos labai mylime ir gerbėme Marijampolės socialinės pagalbos centro dalyviai, Prienų specialiosios mokyklos dalyviai,
Na ir žinoma kiti mūsų svečiai, kurie šiandien koncertuoja, dainuoja, muzikuoja. Tradicinio renginio organizatorės draugijos Alytaus Guboja pirmininkės Sabinos Bitinienės iniciatyvos surastų rėmėjų dėka festivalio dalyviai iš Alytaus išsivežė ne tik džiugią nuotaiką, bet ir kuklės dovanėles bei pasivaišino saldžiomis vaišėmis. Tai ir viskas, ką šį vakarą norėjome Jums parodyti. Rytoj gruodžio 4 dieną Alytaus kultūros komunikacijos centre 14 val. Įvyks 7. liaudies meno festivalis Atvažiuoja žolynai. 19 val. Liaudiškos muzikos kapela Punelė kviečia į naujojo albumo pristatymo koncertą Punios kultūros namuose. Dėkui žiūrėjusiems. Pasimatysime kitose kultūros laidose. Viso geriausio.